Pradinis planas buvo, tai perskaitėm Sūduvos trenerio straipsnį, kad nori prieš Fortūną išleisti jauną žaidėją žaisti. Nežinau, ant to gal biškį sužaidėm, žaidėjom sakiau, kad turi dėl to biškiuką ir papykti ir parodyti aikštelį, kad galite ir prieš pagrindinę Sūduvos prieš pagrindinę sudėti žaisti. Tai tikrai džiaugiuosi už pirmus 2 kėlinius, trečiam kėlinį pralošėm atkarpą 13-0, tai manau galėjom dar geriau susikovoti. Pasakykit, gal ta motyvacijos toks nusiteikimas labiau pridėjo tokį impulsą geram žaidimui, kaip manau? Aišku, ir motyvacija, ir aš pasakiau jom, kad iš jūsų čia niekas nereikalauja laimėti rungtynių, tai važiuoja tiesiog pasiimkit visko, ką galite geriausiai iš tų rungtynių, tai laisvas atakuokit drąsiai krepšį ir panelės paklausė ir tikrai neblogai kovoja. Sakykit, tas momentas, kai rezultatas dar buvo apylygis ir kas įvyko, kad vis tik paleido Sūduvą į priekį? Greičiausiai tik nuovargis, nes nepaslaptys ant suoliuko tikrai neturim daug žaidėjų ir žaidėjos labai jaunas, tai tos starto 5 porą žaidėjų išėmėm ir gavosi toks rezultatas, bet nieko nepadarys. Sakykit, vis tik kokių taisyklių dalykų dar išvelgėt komandų žaidime? Šiandieną iš tikrųjų panaudojom prieš pick and rollą panaudojom naują gynybą, kurios niekada nenaudojom, visai neblogai pasisekė, tai ir tą dalyką, manau, ateityje reiks įgyvendinti ir taisytinų dalykų visada yra, ypač kai praloši rungtynės. Iš tikrųjų, po praeitą kartą čia Sūduvoj, prisiminus, kad gavom į skūrą nuo jūsų, tai 2 kėlinius tikrai neblogai kovojom, tikrai atėjom, kovom dėl kiekvieno kamuolio ir nenuleidom rankom. Aišku, tas 3 kėlinys buvo tokia dabelė mūsų. Bet ką, kovojom iki galo, žaidėm savo žaidimą, kaip gavos, taip, manau, panos tikrai padarėm išvadas nuo praeitų varžybų ir sukovojom tikrai garbingai. Treneris Anišauskas minėjo, jog jūsų komandai tokį impulsą davė mūsų Sūduvos komandos trenerių Remigijos Stapulėno toks straipsnis, kad galų žais jaunesnis komandos, sakyk, kad tai tiesa. Taip, tiesa, iš tikrųjų, nes vis tiek skaitom tos straipsnius, ką treneriai rašo ir iš tikrųjų duoda stimulaciją, kad stimulą duoda mum, kad treneris taip sako, kad išleis jaunas, duos pailsėti, tai iš tikrųjų duoda tos antros energijos spyris į užpakalį ir tiesiog aš manau, kad varžybos iš tikrųjų buvo nelengvos, šaunuolės Fortūnas žaidėjos, ypatingai pradžia, nesisekė mum gynybą, neatsikovojom kamuolių. O antroji varžybų pusėje susitvarkėm, tiek gynyboje, tiek su kamuoliais ir puolime viskas gavosi. Na, sakykit, ta tokia sunki rungtynių pradžia, čia toks buvo ar taktinis sprendimas, ar galbūt žaidimas iš tikrųjų nesisekė taip, kaip norėjosi? Ne, paprasčiausiai nesisekė, daug ir metimų nepataikėm, o jų procentas tikrai buvo didelis, virš 60 ir tas pakišo koją pradžioj. Varžovų nevertinimas? Ne, mes tikrai įvertinam, kiekvienas žinom, kad tiek ir Sirenos bus, ir Utena, ir Kibirkštis, visos norės pasipriešinti mums ir manau, kad mes tikrai tas vadžias įtempsim stipriau. Bet prieš tai kalbinti Fortūnos atstovą teigė, jog jos užvedė mūsų trenerių prieš tai sakytą nuomonę, jau galbūt šiandien pažais daugiau jaunos žaidėjos ir tiesiog jos norėjo įrodyti. Sakykite, vis tai gal jos vadovai norėjo laimėti šiandien? Gal ir todėl tas rezultatas nebuvo toks iš pradžių, kokio norėjote? Gal mes buvom nesusikaupusios, neįvertinom. Sakykit, dabar jūsų rytoj laukia išvyka į Kauną, tada laisva diena ir vėl 2 rungtynės, sunkiai išvyka į Baltarusiją ir namuose priimate Kibirkštį. Toks per 5 dienas 4 varžybos ir sakykit, kaip ruošitės, kaip skirstot krūvius ir kaip manotės, ar nepritrūksit kvapo? Visos treniruotės prieš varžybinės ir darbas vyksta normaliai, iš tikrųjų susikaupusios, rimtai žiūrim į kiekvieną varžovą ir nedarom tragedijos, kad daug tų varžybų. Gerai, varžybų daug gerai. Ir sakykit, kaip manot, ar pavyks išlaikyti aukštą tempą iki pat rungtynių finalinės Sirenos su Kibirkštimi? Manau, kad taip. Nes artėja sezono tas ir kaip ir play-offai ir mes tikrai kiekvienas rungtynės stengsimės visos labai komandiškai susikaupti
ir bendrauti tiek gynyboje, tiek puolime ir atsižvelgti į visas tas klaidas, kurias mes iki šiol padarėm ir tobulinsim. Visą laiką galima tobulinti.